Sveiki. Aš šiandien noriu su jumis pasidalinti savo vyro istoriją apie kelio menisko plyšimą. Birželio mėnesį vyras mano tiesiog darbe, lipdamas iš automobilio, kažkaip netai padėjo koją. Ir jam labai, toks buvo veriantis labai didelis skausmas, kad jis iš darbo pravažiavo šokinėdamas ant vienos kojos, nes priminti kitos kojos tiesiog jisai negalėjo iš skausmo. Ir tada aš atsidariau savo Neolife parduotuvės spintelės duris ir iš ten pasiėmiau kalcį, gliukozaminą, flavonoidus, botaniką ir omega. Šios produktus mano vyras vartojo po 3 tabletes 3 kartus dienoje. Tai buvo 9 omegos, tai buvo 9 botanikai, tai buvo 9 flavonoidai, tai buvo 9 gliukozaminai ir 9 kalcio tabletės. Aišku, mes ėjom pas medikus, apžiūrėjo tą koją, nes jinai buvo tikrai patinusi ir skaudi ir naktimis jisai negalėjo miegoti iš to skausmo. Medikai siuntė į Klaipėdos ligoninę, jisai pasidarė nuotrauką. Ir išvada buvo medikų tokia, kad yra menisko liežuvėlio tipo plyšimas. Ir rekomendavo gydytojas tik tai operaciją, nes sako, meniskas kitaip netauga, jisai nesugys, tiesiog tokia jo išvada ir rekomendacijos, kad tau reikia darytis operaciją. Vartodamas šitos produktus, mano vyras toliau ėjo į darbą ir vieną savaitę, ir kitą savaitę, ir jo kojos skausmas tiesiog kažkur dingo, kažkur ištirpo. Ir šiai dienai aš džiaugiuosi, kad jis yra be kelio plyšimo, be kelio operacijos. Beje, prieš 4 metus jam buvo su kitu menisku irgi problema, kitos kojos, tai šie produktai taip pat padėjo jam išspręsti šią problemą be operacijos. Taigi, aišku, gliukozaminą jis dar tęsia toliau vartojimą ir jis yra sveikas ir laimingas. Aš kai su kitais, irgi čia buvo tokia susitikime ir papasakos krūva, sakau, jisai taip vaikščiojo, taip sakau, ir kaip organizmui kaip yra reikalingos tos maistinės medžiagos, kad galėtum jisai būti stiprus ir tie meniskai mūsų stiprus. Ir labai džiaugiuosi ir ačiū, aš tikiuosi, kad ir jums bus naudinga ši mano istorija, mano vyro, ir kad aplinkui galėsite parekomenduoti ir kažkam tai padėti. Taigi, būkite sveiki